Sveikas, Mindaugai. Labas. Turiu tau kelis klausimus. Gal turi kelias minutės? Žinoma. Kada supratai, kad farmacija tavo kelias? Po pirmųjų studijų metų, kai atlikinėjau praktiką vaistinėje ir darbas vaistinėje mane labai sužavėjo ir nusprendžiau, kad aš esu visiškai savo rogėse. O kokios sritis be farmacijos taip pat yra tavo aistra? Labai domiuosi kosmetika, labai domiuosi parfumerija, domiuosi augalais ir žinoma sodininkystė. O kaip farmacija ir botanika susipina tavo gyvenime? Augalai buvo pati pirmoji gydymosi medžiaga senovėje, dėl to farmacijos mokslas be augalų neatsiejamas. Jei farmacija turėtų supergalę, kokia ji būtų? Tai būtų aiškiaregystė, nes tai būtų daug lengviau įsijausti kiekvieno paciento ir kliento lūkesčius, norus ir poreikius. O kaip farmacijos profesionalai žino, kur tiksliai padėtas kiekvienas preparatas? Kiekvienas farmacijos specialistas turi puikią atmintį, taip įsimindamas, kas kur padėta. O kaip jaučiasi naujokai atėję dirbti į Eurovaistinę? Mano manimu, naujokai Eurovaistinėje jaučiasi užtikrinti, jie jaučiasi motyvuoti ir jie jaučiasi įvertinti. Koks netikėčiausias dalykas, kurį išmokai būdamas farmacininku? Išmokau įsijausti, išmokau klausti ir išmokau empatijos. O kokia yra jūsų vaistinės populiariausia frazė? Jauskitės gerai. Na ir galiausiai, kaip apibūdintum savo darbą vienu sakiniu? Aš remiuosi Hipokrato fraze, kuri ragina svarbiausia nepakenkti pacientui. Ačiū tau, iki. Ačiū tau, iki.